Sveiki, mano pašnekovas yra Džiugas Kukuraitis. Norėtumėm pakalbėti su juo, kas jis yra, kas jam yra svarbu, ką jisai veikia. Ir mano pirmas klausimas yra, tai kas tu esi? Esu žmogus, esu jaunas žmogus, studijuoju, prieš porą metų pabaigiau mokyklą. Ir studijuoju dalyką, kuris man labai patinka, apie jį, manau, dar pašnekėsim, bet kas mane atvedė iki dalyko, kurį darau, kurį studijuoju, muzikos, tai iš tiesų daug įtakos davė mano prosenelė, kuri buvo muzikos mokytoja ir visą laiką kažkaip pastumėdavo kažką atlikti, sukurti su ją, mokintis pianinu groti, ir jinai labai daug pasakodavo savo patirčių iš anksčiau, kaip jinai gastroliavo ir kaip mokė vaikus muzikos, ir kažkaip tas manyje taip įsisunkė į mane, ir kai buvau kažkur 15 metų, nors ir buvau taip be pamirštas tą muziką, kažkaip sutikau draugą, kuris labai atvėrė akis iš naujo taip ir parodė muzikos žanrą, kuris mane iki šiol lydi ir kuris tikrai man labai padarė daug įtakos, kalbant šią prasme. Ir man, pavyzdžiui, įdomu, ar tu, nes aš bandau analizuoti tai ir panašiai, bandydamas atsakyti tą klausimą, gal tu, pavyzdžiui, žinai, kas tau yra menas? Man menas tai yra visiškai išraiškos forma. Aišku, įvairaus meno yra, aš gal labiau apie muziką kalbu, nes su tuo gyvenu. Aš kuriu muziką, ją atlieku, ją klausau ir tikrai jinai mane lydi kiekvieną dieną ir labai, visur, kur esu, tai esu realiai su muzika. Tai man menas, muzika yra būdas atsipalaiduoti, būdas išsakyti savo mintis, būdas susikaupti. Tai dabar išduok savo paslaptį, tu čia šnekėjai apie tai, tą muziką ir panašiai, tai ką tu mokysi? Aš mokusi muzikos ir teatro akademijoje muzikos industriją ir prodiusavimą. Tai yra realiai muzikos vadyba, kur mokusi apie tai, kaip pateikti ar grupę, ar kažkokį vieną žmogų muzikos rinkai ir kaip jo rūpintis, kaip jam atrasti visokius finansavimus ir panašiai. Žodžiu, rūpintis atlikėjų arba tiesiog organizuoti kažkokius renginius. Žodžiu, visa su muzika susijusi vadyba. Stojant aš buvau visiškai užtikrintas, kai reikėjo pildyti Lama BPO, užpildžiau tik tais 2 vietas ir kažkaip galvojau, jeigu ne čia, tai tada gal aš tada pasimsiu laisvus metus, susėdės viskas man ir tada gal per tos metus dar pasistumėsiu kažkaip ir bandysiu vėl teikti, bet aš patekau į nefinansuojamą vietą. Ir tai buvo labai didelis iššūkis man, taip, kadangi suma visai nemažai yra LMTA, tai buvo toks geras mėnesis mąstymo, ar tikrai čia reikia dabar tokią naštą pasiimti savo ant pečių. Bet galiausiai priėmiau tą sprendimą ir metus atsimokiau nefinansuojamoje vietoje, bet pasistengiau ir po metų gavau finansuojamą vietą. Tai toks žinojau, kad čia noriu studijuoti, bet tas kelias iki pačių paskaitų buvo biškį sunkesnis negu norėjau, bet šiuo metu viskas gerai. Kas tave labiausiai traukia tose paskaitose, kas tave labiausiai tenais žavi ir ko tu ten nori visada būtinai sugrįžti, dėl ko, kokios priežasties? Tai čia toks, kodėl žinojau, kad noriu į LMTA, tai mane visą laiką, aš žinojau, kad tenai yra labai daug įdomių žmonių, įdomus dėstytojai, visi labai kūrybingi
ir man labai norėjosi tų pažinčių. Tai tas gal mane labiausiai ir traukė, tiek dėstytojai, tiek studentai yra labai įdomus, tai tos pažintis mane gal labiausiai ir traukia LMTA ir įdomus žmonės labiausiai ir skatina ateiti tenai tas paskaitas klausyti. Kiekvienas dėstytojas turi kažkokių dar šalia darbo akademijoje, dar turi vyriausių kitų pagrindinių savo veiklų, kas muzikuoja, kas tenai kitose srityse dar dirba. Ir tikrai turi labai daug patirties, tai gali daug iš jų pasimokyti. Tai aišku, kai studijuoji dalyką, kuris tau yra įdomus, tai tiesiog automatiškai ten yra gera. Ar keistum ką nors, ką va dabar esi mokys ir panašiai, ką padarai, ar pakeistum kažką iš praeities, kad būtų dabar geriau, kad būtų lengviau viską daryti, ar kažką dar papildomai norėtum dasidėti, pavyzdžiui, galėtum grįžti į ateitį, tą vaikystę? Kažkaip ne, mano ten, kur esu dabar, tai nebūtų nieko to įvykę, jeigu nebūtų kažkas įvykę praeitie. Jo, praeitis gal ir ten mokyklos laikais ir panašiai nebuvo labai gerai, aš ten nebuvo, kad labai gerai mokiausi, biški buvau toks zbitkininkas, bet kažkaip atsidūriau čia, tai tikrai kaip ir nenorėtų nieko keisti, apart gal būčiau lankęs muzikos mokyklą, čia tokie dažnai girdimi žodžiai, bet jo, iš tiesų būčiau atlankęs tą mokyklą, kažkaip pritrūko. O kokį muzikos instrumentą mokėsi groti? Aš muzikos mokykloje, jo, buvau metus, čia gal reikia paminėti, bet kažkaip pritrūko drąsos, dar mažas buvau ir kažkaip mečiau, o tuo metu grojau fortepijonu, mokinausi. Dabartinės tavo studijos, ką jos tau dabar suteikė? Ką tu dabar veiki? Gal tu kažką sieji su tuo, ką mokaisi? Čia su tom studijom dar irgi galima, aš kai stojau, kai pildžiau savo, ką noriu studijuoti, tai tas muzikos industrija ir prodiusavimas biški kitaip skambėjo. Ir aš galvojau, kad sėdėsiu studijoje ir prodiusuosiu tenai, sėdėsiu už mikšerio ir visiems bandam ir atlikėjam, žodžiu, darysiu gabalus. Bet atėjęs į pokalbį supratau, kad visiškai tai nėra studijose darbas, o tai yra darbas su belenkiek žmonių, kad tai yra darbas, organizacinis darbas, kad tai reikės tiesiog sukti visokius projektus, prasukinėti žmonės, atlikėjus, tos, kurios vadybinė. Ir kai tai sužinai pokalbėje, tai buvo biški šokas, bet kažkaip, kai dabar studijuoju, dabar antram kursė esu, tai suprantu, kad gal visai reikėjo man čia būti, nes man tas patinka ir tas mane iš tiesų domino, gal net ir labiau, tai tokie organizavimai, tai tie visokių vakarėlių ir panašiai organizavimai mane visą laiką žavėjo ir aš iki šiol esu pilnas aistros sukurti ką nors, kažkokių vakarėlių ten. Tai jo, kuriu muziką taip laisvalaikiu, kada atsiranda laiko, bet didžiajauju, bandau kažkaip praeiti aukščiau, bandau prasisukt kažkaip, tai kažkokius miksiukus internetą keliu, dar kažką, kavinėse dabar jau pradedu po biškį grot. O ką tu groji? Groju, aš didžiajauju, labiausiai elektroninę muziką, labai patinka man ambient muzika ir jeigu groju, tai dažniausiai groju kokį minimal arba house, tech house stilius. Man dabar dar vienas klausimas, kaip, tarkim, reikėtų pasiūlyti jaunam žmogui, kuris ką tik baigė mokyklą ir jis nežino, ką veikti, matai, kad jis yra, tarkim, gabus ten irgi su žmonėm bendrauti ir jam patinka ir muzika, ir menas, ir kaip tu jam pasiūlytum šitą, ką mokaisi, kaip jį sudomintum? Aš tai paklausčiau, ar jam patinka bendravimas su žmonėm, ar jam patinka buvimas žmonėse ir gal pradėčiau nuo to greičiausiai. Bandyčiau užklausyti, kas įdomina ir už ko jis kabinasi gyvenime. Tai jeigu jam tai yra patinka muzika,
bandyčiau padėti jam įsivertinti, kokia muzika, kodėl ta muzika jam patinka ir ar jisai nori iš muzikos uždirbti pinigus, ar jis nori gyventi muziką. Tai jo, jeigu jam patinka žmonės, jam patinka bendravimas su žmonėm, jam patinka muzika, jis myli muziką, greičiausiai taip ir pasiūlyčiau. Turiu tokį labai sunkų klausimą. Kaip tu manai, kam tu esi reikalingas? Kam aš esu reikalingas? Čia toks... Va dabar, va šiuo metu, va, ar yra žmonės, kuriem tu esi, pavyzdžiui, žmonės, kuriem tu esi reikalingas? Ar tu pats save kažkam laikai reikalingu, kad tu va, kažką atneši, ar kažką paduodi, nežinau, kažkam suteiki? Vieną žmogų tikrai galvoje turiu, mano draugė. Aš tikiuosi, kad esu reikalingas ir savo šeimai, giminiai, močiutei, tėvam, broliam, seserim. Vis tiek esu vyriausias vaikas šeimoje, tai esu greičiausiai kaip autoritetas, tai už kurio gal broliai, sesės, į kurį kaip į autoritetą žiūri, tai manau, kad jiem esu svarbus. Ir manau, kad esu svarbus draugam. Tu vat kalbėjai apie tą muziką, apie vat meną, apie visas tas rytis. Vat tu nemanai, kad tu esi, pavyzdžiui, svarbus ir muzikai, tarkim, duoti kažkam tą muziką, parodyti tą muziką, kad gal kitiems irgi tai suteiks džiaugsmą gal kažkiek? Jo, gerų vadybininkų Lietuvoje trūksta, tai jo, aš manau, aš kol kas kaip labai stipriai nepasižymėjęs esu, bet tai dėl to manau, kad tiesiog be manęs nelabai kas pasikeistų. Nenuvertink savęs, visi mes esam reikalingi. Aš manau, kad kiekvienas mūsų darbas, kurį mes esam padarę, yra kažkam reikalingas, kad ir nedaug žmonių, bet tarkim, kad bent jau ir vienam žmogui tai buvo įdomu ir buvo svarbu ir gal kažkiek padėjo, gal netgi, žinai, gal tarkim tau pačiam buvo gerai, kai tu, tarkim, kažkur groji ar kažkur atlieki savo muziką ir irgi tai kitiems yra gerai. Nemanai? Jo, manau. Tai vis tiek esu pagrojęs, tai ten, tai šiandien, tai esu kažkada buvęs reikalingas, žinai, vienoje kitoje šventėje pagrojęs, tikrai ir atsiliepimų gerų gavęs, tai matyt, jo, aš gal tiesiog toks biški labiau savikritiškas esu, labai iš tiesų tas pas mane ir kūryboje pasimato, kad labai kažkaip sakau, savikritiškas ir labai sunku save gerai įvertinti ir tai, ką darau gerai, iš tiesų pasakyti, kad darau gerai ir manau, kad čia daug žmonių taip yra, daug menininkų, jie kažkaip, jiem sunku, ypač jeigu pradeda kažką daryti meniniai srity, tai tiesiog labai sunku pradėti daryti tai, ką myli, tai parodyti kitiem, nes tai vis tiek kažkoks yra tavo, atrodo, vaisius ir su kitais dalintis, kažkaip bijai kritikos ir panašiai, tai jo. Okay, o kaip, pavyzdžiui, tavo šeimos nariai reaguoja tai, kad tu mokais, ar tai, kad tu darai, ar ten draugai, ar tai jie vertina, ar jie tave išklauso ir panašiai? Pas mane buvo labai įvairiai. Mama dar, kai mokyklai buvau, žinant mano mokslo situaciją, kad nesimokiau labai gerai, sakė, tai gal tu išėjai, gal tu nuvaryk į kokią profesinę mokyklą ir tenai kokią specialybę gauk. Kas nėra blogai? Kas, aišku, nėra blogai, bet aš žinau, kad man kažkaip nesinori, aš noriu kažkaip siet labiau su muzika ir jo, ir išsimokiau 12 metų. Jo, močiutė buvo, kad kai stojau, tai jai buvo 5 metų, mano anūkas mokosi observatorijoje, tai buvo pats laimingiausias žmogus, įstojo anūkas į observatoriją, pirmas iš observatorijoje mokantis žmogus pas mus giminiai. Jo, kiti tėtis visą laiką palaiko ir mama, aišku, palaiko toliau visur, kur einu. O draugai?
Ir draugai, faktas, vat vienas sėdi šalia, tai visą laiką, jeigu kažkas, tai palaiko ir sako, davai, varyk toliau, Taip, ir reikia nesustot. jo, ir dar vienas klausimas, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, vat, kai tu pradėjai mokytis, ar draugai tavo pasikeitė ir pasikeitė tavo mąstymas apie tavo draugus ir ar tu nebuvo taip, kad atsirinkti pradėjai draugus, tas, vat, pavyzdžiui, mokyklos draugai, jie buvo tokie, vat, sumesti, mokykla tai yra tokia klasė, žinai, kur sumesti visi į vieną krūvą ir tenais turi bandyti prasisukti, rasti bendrų minčių ir taip gal kažkaip atrasti draugų. O čia tu esi staiga įmestas į žmonių krūvą, kur visi nori sužinoti arba nori domėtis tą pačią sritim. Ir ar pasikeitė tai, kad vat, atsirado naujų žmonių, kurie tave gal, nežinau, pastiprina, tave rodo kažkokį pavyzdį, kurio irgi nori siekti kartu arba kažkokį daryti kartu bendrą dalyką, spręs bendrus dalykus. Tai atsirado tikrai nemažai daug pažinčių. Pas mane, jo, su draugais buvo labai įvairiai. Taip, jeigu dar nušokant, kai mažas buvau, tai kadangi šeima yra katalikiška, tai ir ėjau į katalikišką darželį ir vėliau į mokyklą katalikišką. Vėliau, kai atėjau į mokyklą, atsirado tie vat klasiokai, tai jau buvo biški kitaip, o vėliau išėjau į kitą, irgi katalikišką mokyklą, bet ten jau įvairiausio plauko žmonių buvo. Ir vienu momentu atsidūriau tokioj kompanijoje, kurioj nebuvo ką išsinešti, aš taip pasakyčiau. Tai buvo toks vienas tikslas bendras gal buvo, tai išgert ir daugiau nieko. Tai tą labai anksti, sakyčiau, su tuo susipažinau kažkur apie, nežinau, 16-15 metus. Nu, tas gal ėjo 2 kokius metus. Tai buvo tikrai toks laikotarpis, kada tuo metu atrodė, kad čia taip viskas okei, čia, žinai, paaugliai mes, čia kietai, čia nusipirkti alkoholio nelegaliai yra kietai, išgert kietai. Džiazas. Džiazas, jo, darai ką nori, nenugalimas, bet kažkaip, aš nebeprisimenu to momento, bet kažkaip atkritau, visi atkritom kažkaip, vienu momentu tiesiog toks jausmas, kad visi tiek pripylėm, kad išbėgo viskas ir nebebuvo poreikio sugrįžti. Tai va, ir tada užsibaigiau mokyklą, pradėjau draugauti su drauge ir kažkaip viskas pradėjo keistis. Ir dabar, kai esu LMTV, tai jau minėjau, labai įdomus žmonės mane supa akademijoje. Tikrai pasijaučia, kad žmonės visi pas mus ten kursiokai ir iš aplinkinių kursų, kad visi domisi tuo, ko ir tu domiesi, visi atrodo yra bendraminčiai, su visais gali pašnekėti, visi tave supranta. Visi kupini kažkokių idėjų, labai, labai gerai jaučiuosi dėl to, nes kažkaip to ir ieškau, atrodo visą laiką savo giliai. Jo. Koks tavo yra dabar tikslas? Mano tikslas yra išpildyti savo svajones, kurios gal atsirado jau prieš, kai buvau mažiukas, kad noriu būti didžėjum, pavyzdžiui. Tai dabar gal tas prasiplėtė biški. Jo, aš noriu kurti muziką, būti laimingu tuo, ką darau, suktis muzikos scenoje, gal ne toj pačioj mainstreaminiai, gal labiau undergroundiniai, kažkur klubuose ar kažkur. Ir štai užsidirbti pinigus, kad galėčiau pragyventi savo, kad turėčiau ką valgyti ir galėčiau pamaitinti dar savo vaikus, jeigu jų turėsiu. Tai jau toks ir tikslas. Tu sakai, va, kuri muziką ir panašiai. Ar galima tave rasti kažkur, kur paklausyti tavo muzikos? Savo kūrybos nelabai esu kažkur dar išleidęs, viskas taip archyvuose mano, nes kažkaip bijau išleisti, nes visą laiką atrodo, kad kažko trūksta, kažkas nedadaryta. Iš savų turiu kažkada, kai buvau mažas, kažko išleidęs, SoundCloud'e gal ir būtų galima atrasti. Bet jau kažkaip dabar, kai klausau, tai atrodo gal geriau, kad nieks ir negirdėtų jų. Bet pastaruoju metu pradėjau tokį irgi SoundCloud'ą savo kažkokius miksus kelt DJ
Tai tuos tai tikrai bus galima pamatyti, nes jų vis daugiau ir daugiau atsiras SoundCloud'e, bet jo, dirbu prie keletos kūrinų, kur gal pavyks kada nors išleisti į SoundCloud'ą kokį EP arba porą singlų. Tai dar pažiūrėsim. Šiuo metu kol kas nelabai mano kūrybos yra. Tai va. Man labai įdomu, tu sakai, groji koncertuose, tavo pirmas koncertas, kaip jis tau buvo? Ar buvo baisu, ar nežinau, ar jaudinaisi, ar žiūrėjai, ar klausys tavęs, ar ateis, ar apskritai pavyks tau? Nu tai aš gal nepavadinčiau tai labai koncertų, tai buvo tiesiog kavinukiai, Zuikio darže grojau pirmą kartą. Tai buvo strioko daugiausia įranga įranga, kurios niekada negrojau. Įranga, kuri yra rimta, jau įranga palyginus su mano, ką turiu namuose. Tai daugiausia buvo iš tų techninių pusių streso, bet labai gerai praėjo. Ir susitvarkiau, ir išgrojau 2 valandas, kurias turėjau, nors biški buvo su tuo keblumu susidūriau, nes atrodo, kad susidėjau 2 valandas, bet gavus, kad sugrojau savo tą playlistą, kurį buvau susidėjęs per 1,5 valandos, tai reikėjo dar gerai, kad buvau užsimetęs kitą playlistą, iš jo grojau, bet šiaip neskaitant to, tai tikrai manau, kad praėjo gerai, muzika atitiko vaibui, kaip sakant, ir tikrai padėkojo po to man atsakingas už mus, kuris pakvietė mus į Zuikio daržą pagrot. Turėjau ir antrą po savaitės grojimą, į tą atvažiavau daug užtikrintesnis, bet tas visokių problemų atnešė užtikrintumas, nes atrodo jau viskas jau dabar pagrojau vieną kartą, jau ant tos įrangos, tai jau dabar profesionalas galiu varyti. Tai ir ausinės palikau, ir kadangi porą valandų prieš sužinojau, kad nereiks mano pulto, bus vietoj pultas, tai visiškai užsimiršau, kad mano muzikos failo formatai yra tokie, kurių nenuskaito tas kontroleris. Tai jo, tai gerai, kad kompą pasiėmiau, tai viską teko per pusvalanduką iš naujo siųstis visas muzikas. Tai, bet irgi gerai, žmonėm patiko, kas buvo, labai patiko muzika. Tai va, ir dabar ieškau, kur toliau tęsti. Nori groti toliau dar? Žinoma, kažkaip patinka suteikti žmonėm gerą emociją ir leisti groti muziką, tai kuri man pačiam patinka. Tai jo, jeigu jinai man patinka ir dar aš ją, nuotaika, kuri sukelia, jinai man galiu dar ir su kitais pasidalinti, iš vis man. O kur norėtum sugrot, pavyzdžiui, dabar labiausiai? Kokia tavo yra ta top vieta, kur sugrosi? Čia sugrosiu ir bus jau viskas, šakės. Čia jau pasiekiau savo tą Wow. Čia, kad po 10 metų klausyčiau ir sakyčiau, čia. Jo, va taip, kad maždaug taip būtų. Jo, nežinau. Plemba, aš būčiau sakęs kokį Gallery, bet po paskutinių čia dabar skandalai, kur buvo kažkaip jau baisu sakyti, nes po to mane suvalgys. Bet jo, man ta vieta labai patinka, tai jaučiu ten galerijoje. Arba kažkokiam evente, nežinau, jeigu vasarą vyksta šaknis, tai būtų čia cool. Tai gerai, ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pasiūlyi. Jums buvo tikiuosi įdomu, patiko ir jo, laukite daugiau. Ačiū.